Sveiki visi, šiandien pakalbėsime apie žaidimą, kuris vadinasi Boost 2. Tik paleidus žaidimą, matome 3 pasirinkimo variantus, tai vienas žaisti, kitas nustatymai, kreditai ir dar ketvirtas, atsiprašau, yra parduotuvė, ten galima ką nors nusipirkti. Užėjus į nustatymus matom, kad galim išjungti muziką, pasižiūrėti tutorialą kaip žaisti, lyderių kažkokius tai statistinius duomenis ir svarbiausia, kad galim pažaisti. Pasirinkam Time Trial. Visas žaidimo principas yra nepataikyti į šitos kvadratinius kubus, kuriuos matom, ir nukeliauti kaip įmanoma toliau. Atsistojus ant šitokių rodiklyčių, mūsų greitis pagreitėja. 3 kartus surinkus šitas rodiklytis mes lekiam labai greitai. Ir pliusas šitų rodiklyčių, kad atsitrenkus į kažkokią tai koloną mes nenumirštam, o tiesiog mūsų laikas, tai yra mes sulėtėjam, bet nenumirštam ir galim toliau tęsti savo kelionę po šitą tunelį. Tunelis iš pradžio atrodo toks labai paprastas, po to kuo toliau to sudėtingėja, lygiai šitos dėžės jau nebe stacionarios tokios, o jos jau juda po žemėlapį ir jas neatsitrenkti darosi vis sudėtingiau, taip žemėlapis įsiskleidžia ir mes keliaujam. Labai puikus žaidimas, labai gerai atpalaiduoja galvą, nes nereikia... baigėsi laikas, nukeliavau tik tai tiek, nespėjau papasakoti. Iš naujo galim. Nes nereikia daug apie nieką galvoti, tiesiog susikoncentruojam, žiūrim į tunelį ir bandom išvysti šviesą tunelio gale. O su jumis buvau aš, 314 Circle, yra JAP apžvalgos, nepamirškite spausti laikų, dalinti su draugais ir pasirašyti po mano kanalu. Iki pasimatymo.